BetSafe – generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Sveiki, esu Patrik Matižonov, man yra 17 metų. Futbolininko karjerą, pradėjau Grigiškėse, iš kur esu, tenais gimiau, tenais visą laiką gyvenau. Kai buvau mažas, tikrai žinau, kad egzistuoja toks klubas Žalgiris. Man šiaip apie klubą Žalgirį tėtis pasakė pirmą kartą ir aš toksai, kas čia tokio, net nežinau, kas yra futbolas, man atrodo, tuo metu. Ir toksai, man įdomu. Mes žiūrėdavom varžybas, tada, sakau, pradėjau treniruotis, tai man futbolas tiesiog atrodė, wow, čia ta vieta, kur aš galiu atsipalaiduoti, kur aš galiu apie nieką negalvoti ir tiesiog mėgautis. Šių metų nuėjau į stadioną, vaikščiodamas su močiute ir pamačiau, kaip mano draugas iš kiemo žaidžia futbolą, treniruojasi. Ir sakau močiutei, noriu. Tada nuėjau, užsirašiau į treniruotės, pradėjau lankyti. Tai tas pirmas treneris, kuriam labai esu dėkingas, tai buvo Remigijus Klimavičius. Visų futbolų pagrindų išmokino jis mane. Tai vėliau, po 2 metų, kai Grigiškėse žaidžiau, tai tėčiui atėjo skambutis, paskambino treneris Liutauras Mažeika iš Žalgiriečio. Tenais tada pakvietė mane pažaisti už 2-6, už mano gimimo metus. Per pirmas savo rungtynes įmušiau, tikrai atsimenu, 4 įvarčius, tai man čia buvo wow. Ir tada supratau, taip, čia kur aš turiu būti dabar šiuo momentu. Aš supratau, kad futbolas tai yra mano gyvenimas. Vėliau po maždaug 5 metų, dirbdamas su Liutauru, buvo pas mane treneris Ramūnas Radavičius ir vėliau jau Žydrūnas Grudzinskas, jiem esu labai dėkingas. Čia yra mano pirma profesionalų sutartis, tai esu labai dėkingas savo šeimai, mamai, tėčiui, seneliam, visiems. Net netikiu, kad tai yra tiesa, nes nesitikėjau, kad gausiu pasiūlymą ir kad mano gyvenimas bus toliau susijęs su futbolu. Kai sužinojau, kad reikės treniruotis pasirašyme cikle su Žalgirio pagrindinė komanda, tikrai buvau labai nustebęs, kad mane treneriai išrinko ir mane išrinko jie ir pasakė, kad aš turiu ten būti. Tai labai taip pergyvenau iš karto, prieš pirmas treniruotės, kalbėjomės su draugais ir sakiau, kažkaip pas man yra šiek tiek nuojauta, kad galiu čia likti, o man kiti sakė, baigtų, čia be šansų, neužsikabinsi, tu neturi to, ko kiti turi. Jie netikėjo, aš tikėjau ir aš atsiradau čia ir aš esu labai džiaugiuosi aš tiesiog. Kai buvau mažas, iš karto pradėjau žaisti gynyboje, tai maždaug apie 9 metus žaidžiau gynyboje. Tai tikrai manau, kad moku gintis, tai pasakyčiau, kad mano stiprioji pusė yra gynyba. Tada greitis, nes esu labai greitas ir galimai pasakyčiau tas užbaigimas vienu lietimu. Tai yra mano stipriosios pusės. Pirmas varžybas puolėjų sužaidžiau, jeigu neklystu, prieš ekraną. Taip, iš karto buvo sunku, nesigaudžiu, bet kažkaip su laiku, dabar jau kiek žaidžiu jau, tai jau žinau, kur reikia būti, kur reikia žaisti ir jau žinau, ką reikia daryti toj pozicijai. Kai debiutavau, tai buvo labai keista. Aš atrodo nejaučiau, ką aš darau, kaip žaidimas kažkoks buvo. Atrodo viską matau, bet nieko nematau ir nieko nesuprantu. Nežinau, kur reikia bėgti. Tada atsimenu, dar ne ten nubėgau ir mano Ovidijus Verbickas sako, ne ten bėgi. Ir aš toksai taip supratau ir tada atstojau į tą pusę, į tą poziciją, kur turiu būti. Mano tikslai šiem metam tai tiesiog gauti patirties iš treniruočių, nes esu dar jaunas, akys dega, noriu žaisti, bet tiesiog reikia dabar dirbti, sunkiai labai dirbti ir tikėtis ir laukti to šanso ir išnaudoti jį kaip reikia.